Tai dabar kyla klausimas iš tikrųjų dėl ES paramos lėšų valstybės fondų skirtų lėšų. Įstatymo formuluotė yra tokia, kad išskyrus valstybės biudžeto lėšus, taip? Jūs valdot lėšas, valdot nuosavybės teisę, išskyrus valstybės biudžeto lėšas. Klausimas yra toks, ką apima sąvoka valstybės biudžeto lėšus? Jeigu mes jas siaurai suprantam, na tai mes galim suprasti, kad tas vadinamas krepšelis, tas bazinis finansavimas už mokslą, na, galbūt investicijoms skiriamas finansavimas, ne ten per VIP programą ar panašiai. O visa kita, kaip pavyzdžiui, ES paramos lėšos ir valstybės fondų lėšos, jokių būdų čia nepatektų. Tai tokiu atveju galėtume sakyti, kad tas lėšas jūs valdot nuosavybės teise, ne? Jeigu mes valstybės biudžeto lėšos sąvoką suprantam vos ne kaip iždo prasme, ar apskritai plačiai prasme, kad visos ES paramos lėšos tai yra ne kas kita, bet kaip Lietuvos valstybės biudžetas, ne? Tai tada vadinasi, jūs turėtumėte valdyti jas patikėjimo teise. Žodžiu, čia nėra neaiškumas. Margarita sakė taip, labai dažnai cituoju čia Margaritą, kadangi vėlgi seminare buvo, jinai dalyvavo pačiam pirmajam seminare ir irgi šiek tiek komentavo ir aš tos kėliau klausimus, o jinai komentavo, todėl sakau, žinau, kokią nuomonę turi. Tai, pavyzdžiui, dėl ES paramos lėšų yra, sakė, susitarimas su CPVA, kad šitos lėšos bus, jeigu ir kažką jūs įsigijat, jau bus aišku įtvirtinama, kad jūs jas valdot patikėjimo teise, ne nuosavybės teise. Nesuprantu šitos logikos ir čia, jeigu kiltų toks ginčas, kad vis tik tai kažką jūs įforminot kaip nuosavybės teise, aš manau, tikrai čia vertėtų padiskutuoti. Čia yra sena diskusija, kaip pavyzdžiui, sakykime, ES paramos lėšos gali būti skiriamos akciniai bendrovei ir kitaip. Ir čia buvo sena diskusija, ar tada, kai valstybė nevaskiria tas lėšas, aišku, per atitinkamą mechanizmą, ar kai valstybė skiria tas lėšas, tai tokiu atveju jinai turi ir gauti akcijų, nes neva, nedovanoja, o nežinau, kažkokiu būdu duoda už kažką, ar vis tik jinai dovanoja tas lėšas, nes parama tai iš principo niekas kita yra kaip dovana, jau taip visai plačiai suprasti, ne? Tai aš manau, ir ten aš žinau, gal ir dabar dar to atsakymo iki galo nėra, ten vis dar diskutuoja. Tai aš vis tik manau, kad tai yra dovana, kad tai yra vis tik tai tos lėšos, kurios turėtų būti valdomos nuosavybės teise. Na, bet čia vėlgi, kadangi nepasitikima mokyklomis, rezultatas yra toks, koks yra. Na, ir tada vėlgi yra išimtis tokia nustatyta, kad tada, kada jūs įsigijat nekilnojamą turtą, tai tokį turtą jūs valdot patikėjimo teise, bet ne nuosavybės teise. Tiesa, įstatymas nepasako, kokia ta patikėjimo teise. Ar čia jau būtų patikėjimo teise pagal įstatymą, ar patikėjimo teise pagal sutartį. Jeigu patikėjimo teise pagal sutartį, tai visiškai neaiškus mechanizmas, iš kur tas staiga sutartis atsiranda ir kokias jūs čia turit galimybės veikti. Tai susiranda ten, sakykime, pardavėja, nusiperka tą nekilnojamą turtą, kai perkat nekilnojamą turtą, ką jūs rašot sutartį, nuosavybės teisė, jau patikėjimo teisė. Šiuo atveju iš tikrųjų mano rekomendacija tai tikrai būtų rašyti jau patikėjimo teisė, o po to iš karto forminti, kreiptis į Švietimo ir Mokslo ministeriją, iš karto forminti patikėjimo patikėjimo teisės sutartį dėl tokio turto. Kur yra iš tikrųjų vėlgi problema ir vėlgi neaiškus niuansai, sakykime, apskaitimo, čia dar ir skaidrė, kuri kelia tos klausimus, apskaitimo klausimai, jeigu, sakykime, jeigu traktuoti, kad jūs ES paramos arba valstybės fondų lėšas valdot nuosavybės teise, tai tokiu atveju, kai įsigijat nekilnojamą turtą, tai jau jis staiga atsiranda patikėjimo teisė, ne? Kažkaip tai nuosavybės teisės staiga transformuojasi į patikėjimo teisę. Tai čia tada koks tas apskaitimo mechanizmas, lėšas ir apskaitėt vienaip, dabar jau tai turtą turėsit apskaityti kitaip. Žodžiu, čia tos problemos, irgi nemažai tų klausimų kyla, ne, šitoje vietoje. Bet aišku, tos klausimus reikia vienas dalykas bandyti kažkiek aptarti ir statute, ir kitas dalykas be abejonės bandyti ir aptarti savo tvarkose, tai yra turto valdymo naudojimo disponavimo tvarkose. Bent jau, kad iš jūsų pusės visi veiksmai reikiami būtų padaryti. Bent jau ta prasme, kad po to valstybės kontrolė nesakytų, kad jūs blogai apskaitėt, blogai nupirkot, ne tą teisę įrašėt ar panašiai.